Labas, labas. O tu jau parašei savo mamytį dovanėlę ar pasirūpinai? Be abejo, kad tai bus gėlės, bet prie gėlių manyčiau, kad tikrų kristalų, aukštos kokybės papuošalas būtų pats tas. Juk reikia mamytėms priminti, netgi toms, kurios yra primiršusios, kad mes vis dėlto esame moteris, mes esame fėjos, mes esame šeimos, šilumos, namų jaukumo židinio kūrėjos, mes esame kūryba, vyrai tai yra veiksmas, moteris yra kūryba. Na tai mylėti save ir pažadinti savo moterišką energiją niekada nevėlu. Ir be abejo pasilepinti arba palepinti savo mamytės, galų gale save, jeigu ir jūs esate mamytės, arba tiesiog be jokios progos, dėl to, kad moters diena, motinos diena, bet save pasveikinti kaip moterį, kodėlgi ne? Kaži rasime nors vieną moterį, kuriai po pašalų gali būti per daug. Gerai juokauju, bet labai abejoju, kad tokią moterį mes rasime, kuriai gali būti per daug. Jūsų mamytėms labai rekomenduoju klasiką Perliukus. Labai daug kas jas mėgsta ir tai yra moteriška, harmonija, grožis. Aišku, raudoniliukas yra rožinis kvarcas, yra daug kristalų. Geriausia būtų gal, kad parašytumėte apie savo mamytės charakterį, kaip jinai jaučiasi, gal jinai turi kažkokių baimių, gal jinai turi kažkokių stresų. Ir aš parinksiu pagal tai, kaip jaučiasi jūsų mamytė arba kokio charakterio yra jūsų mama. Nes kristalų yra labai įvairių, skirtingom gyvenimo sferom, bet visi yra tik aukštos kokybės, tikrinti su dokumentais, kaip sakant, su sertifikatais, tik aukštos kokybės, nekaitinti, nedeginti, nedažyti, nei iš darbų, nei iš keramikos, nei iš stiklo ir taip toliau ir panašiai. Tai yra gyvi, veikiantis kristalai. Pačios aukščiausios kokybės ir kiekvienas gabalėlis, kiekvienas kristaliukas, kiekviena įrankytė jums bus įkrauta su meditacija ir tik tuomet išsiųsta. Kadangi tai užima laiko, dėl to galvoju, priminsiu jums anksčiau pasirūpinti ir apskritai, kad laukia mūsų labai graži šventė. Jeigu turėsit klausimų arba jeigu norėsite, kad padėčiau išsirinkti, parašykite man apie savo mamytę, koks jos charakteris, ko norėtumėte palinkėti, ko galbūt jai gyvenime trūksta, galbūt kažko ir yra per daug. Pavyzdžiui, emocijos liejasi per kraštus ir sunku su jumis susitvarkyti. Tai žodžiu, tiesiog porą žodžių apie savo mamytę ir tikrai su meile ir su malonumu padėsi išrinkti jai nuostabų